Ačiū prezidente, mėly kolegos. Sveikinu Jorgo Hatzimakakis parengus šį pranešimą. Automobilių pramonė iš tiesų yra viena iš svarbiausių. Jame tiesiogiai dirba 2,3 milijono žmonių ir dar 10–12 milijonų pagalbiniuose sektoriuose. Tai 7% visų dirbančiųjų gamybos sektoriuje bendrijoje. Bendrijos narės privalo iš anksto pasirūpinti žmonėmis, kurie dėl struktūrinių pokyčių gali likti be darbo ir tam tinkamai pasirengti. Dabargi problemos sprendžiamos su jomis jau susidūrus. Turime garantuoti, kad bendrijos lėšos skirtos įmonėms, kurios persitvarko, patektų tiesiogiai darbuotojams. Ypač reikia remti tuos, kurie nori pradėti savo verslą. Turiu omeny globalizacijos fondo lėšas. Žmogus yra svarbiausias vykstant įvairiems pokyčiams ir mūsų pareiga pasirūpinti bendrijos piliečiais, apsaugoti nuo nedarbo, efektyviai panaudoti socialinės garantijas. Tik tokiu būdu įgaunamas žmonių pasitikėjimas. Ačiū.